Buvo momentas, mano, sakyčiau, dugnas, kur draugė mane pasikvietė gyventi pas ją, nes aš net nebeturėjau pinigų valgyti nusipirkti ir aš neturėjau pinigų net anautiko, kad iki jos davažiuoti. Draugė atsigabeno mane, pripirko maisto pilną šaldytuvą, pati išvažiavo, tuo metu paliko mane tiesiog savo butę. Ir iš tikrųjų man labai gera nuotaika, man žiauriai rock'n'roll buvo viskas tuo metu, aš negalvau, kad čia yra gyvenimo tragedija. Buvo brangu, norėdavosi ir išeiti į miestą kažkur apie ten kokteilių mes klube negerdavom. Mes atvažiuodavom jau gerai įkaušę, nes gerit klube neįpirkdavom tiesiog, žinai. Geriausia, ką pinigai duoda, tai kai tau neskauda galvos ir tavęs neapriboja ten, kur tu iš tikrųjų nori kažką prasmingo nuveikti. Supranti, nes tu net negali, aš ten sugalvočiau genialią fotkinimo idėją, aš neturiu pinigų net iki centro davažiuoti, žinai, Londone. Pinigai tavęs nesugadina, jie tik parodo, koks tu esi žmogus. Tai aš, tarkim, jų turėdama ir iš to, kaip aš laisva ranka jais dalinuosiu visais į kairį dešinę, aš, tarkim, galiu savo pasidaryti kažkokią išvadą, kad galbūt jie manęs nesugadina